Sveikas. Šiandien taip visai neplanuotai pagalvojau išeiti į live transliaciją. Dariau savo kitam socialiniam tinklui Instagram Reelsą ir tokia tema išplaukė, kad meilė savo yra egoizmas ir kad tai yra dar vienas tas toks mūsų tiesiog įsitikinimas, vidinis atėjęs iš kažkur, o greičiausiai ne iš vaikystės, iš pavyzdžių, kuriuos mes augdamos matėm ir iš tiesų kiek dar daug yra tikinčių tuo, kad meilė savo yra kažkokia tai egoizmo forma, bet iš tiesų kaip mes, kaip moteris, ypatingai nemylėdamos savęs, galime pasidalinti tą meilę su kitais, kaip tame pačiame santykyje su partneriu tu gali kažką duoti, jeigu tu esi, kaip pavyzdys, kaip tuščia stiklinė. Kokią meilę tada tu gali duoti kitam, kokius tada vidinius resursus tu turi ir kokiais tu tada gali pasidalinti. Iš tuščio juk nesukursi pilno. Ir meilė savo tai labai daug apima. Tai nėra tiesiog suvalgyti skanesnį ten saldumyną kažkokį ar nueiti į spa, nesakau, kad to nereikia, bet tai nėra apie tai. Ir aš beveik 100% garantuoju, kad tos, kurios tiki šituo įsitikinimu, kad meilė savo yra egoizmas, jos yra pervargusios, gyvena tokioj gal net baimiai, kontroliai ir išsidalina per daug ir tas toks davimas, jisai yra per tokį aukojimąsi, per tokią auką, per tokį vidinį savęs turbūt nuolatinį išdavimą ir ar iš tokių būsenų gali sukurti gražaus savy kažką, ar iš tokios būsenos gali pasidalinti su kitais tuo grožiu, ką turi savy. Ne, nes apima tokios emocijos, kurios į nieką neveda. Visų pirma, labai didelis nuovargis. Iš to, kad aukojas jauties nuolatos neįvertinta, nepakankama. Labai daug sueina tų tokių neatlieptų poreikių. Kodėl aš turiu save visada pamiršti? Ką aš to noriu įrodyti, ne? Ką aš to siekiu įrodyti, viskam aš noriu įrodyti. Kas už to giliau slypi, kiekviena, kuri dar vis nedrįsta savęs mylėti, kuri vis dar galvoja, kad tai yra egoizmas, kad visų pirma turiu išsidalinti kitiems. Kaip moteris sako, man liks kas liks, o dažniausiai nieko nelieka. Kaip iš to galima kurti tuos pačius santykius? Jau nekalbu net apie santykius, kaip galima ramybę turėti, vidinę džiaugsmą kažkokį. Nes į meilę savo tai įeina labai daug ir mokėjimas nusistatyti ribas, mokėjimas atsirinkti aplinką, kurioje man būtų gerai, mokėjimas leisti savo pailsėti, mokėjimas gražiai su savimi kalbėti, nebekritikuoti, pasidžiaugti savimi, mažais žingsneliais. Tai ką aš vardinu, atrodo savaime suprantama, paprasta. Bet kai viso to nėra, tai iš to ir kyla ir tie nepasitenkinimai ir nuolatiniai proto chaosai, emocijų nepripažinimas, negalėjimas susikurti santykio nei savim, nei su kitu. Tai labai didelė plati tema ir labai daug apimanti. Tiesiog, jeigu tu dar vis manai, o tikiuosi, kad dauguma jau, kurios klausys, jau bent jau suabejojo tuo, kad meilė savo yra egoizmas, tai paklaus savęs, kaip iš minuso aš galiu sukurti pliusą, kaip nuolatos jausdama trūkumą viduje aš galiu kažką darnaus, gražaus aplink save turėti. Ir tada gal ir nebekyla klausimas, kodėl aš blogai jaučiuosi, kodėl aš neturiu gyvenime to, ko aš noriu.
Nes sau visų pirma nieko neduodi. Kol sau nieko neduodi, nieko negali kitam duoti ir nieko negali to tokio tikro, pilno atgalios pati gauti. Tai mylėkim save pirmiausia. Mylėkim pirmiausia save, tada būsim pilnas ir galėsim dalintis su kitais, su mums brangiais, su pasauliu. Turėsim tos energijos, turėsim ramybę, turėsim džiaugsmą ir galėsim į tą pasaulį visai kitomis akimis žiūrėti ir visai kitokiu būdu jame gyventi. Trumpas priminimas, jeigu rezonuoja, jeigu jauti, kad nori pagaliau suprasti, atrasti, kas yra ta meilė sau, nustoti tikėti šiuo įsitikinimu, kad meilė sau yra egoizmas, tai kaip visada kviečiu registruotis nemokamam 30 minučių pokalbiui pažintiniam, kurio metu padėsiu atrasti būdus, kaip galėtum pamilti save. Tai tiek, gražaus sekmadienio.